Mes einam pasivaikščiot dabar. Ieškom laivelio. Gal anksčiau pavyks išplaukti. Tada eisim po to paėst. Chill. Man patinka ir. Hello. Hello. This? Yes, this. Hello. Thank you. But our time is 6 p.m. You can take it, but I think this is a different experience. So this one It's has better. it's a green boat, and I think you get 1 beer free. Yes. Yeah, Okay. Then we come at 6. yeah. Yes. I would suggest that. Our spot. Not that bad. Hello. Menu. Menu, yeah. Matote, Fino Alkonaut. Mano alus. Neblogai, neblogai. Nu vat kaip beskaičiuočiau, nors čia alus po 0,25 pila mažučius, bet realiai mūsų kiekiais Vespa Girl. Be 2 alų niekur, vis tiek. Heineken išgėriau 2, dabar aš sakau 1, dabar su valtele plakščium dar 1 alus. Tai gerai, nu. Alko Fino, kaip ten pavadinau savo alų. Taip ir yra. Košmaras. Ten tai normaliai chebra pila. Jau stiklinukų mažiau ir mažiau. Valgysim burgerį, aš vegetarišką, Stasys nevegetarišką, bus matyt. Šūdo gabaliukas toks, duodu 2. Lidlo geresni. Nu gerai, 3, nes kokybiški ingredientai ir Stasiui patiko. Tai tegul būna 3. Varom į laivelį. Žiūrėkit, jis atgyjo. Šventė mūsų širdyje. Maybe this one is our boat. Shit. This is shit? Not that bad. It is shit. It is green one, so it is Carlsberg. Heineken. O matot, lavonėlis kažkoks ten uždengtas, va tik tai kojos tokios apdegusios. Faina sėdėti ir spoksot. Stasy, žinai ką aš galvojau? Turim dar pusvalandį. Pradaryk. Не. Dar ankstoka. Blemba. Ten jau pradarė, va, matai. Pradarysim valtį. Tai valtį ir taip pradarysim. Как мухи на кучу, блядь. Žiūrėkit, kokie šakalai nerimsta, jie dar nepajudėjo iš vietos. Я užgėrė viską. Ir, va, ir šitie va kairio, visi. Faina kaip kalba su visais, vėl kaip vakarykštis vairuotojas. Klausinėjai, iš kur. Brazil. And which city? Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Manchester. United Kingdom. Welcome. Taip įdomu žmonės iš visų pasaulio kraštų, iš Brazilijos, iš Amerikos, iš Afrikos. Ijsbakkie. It's Iš elevator. Brazilijos sakiau, ne, iš Anglijos, iš visur absoliučiai. From South Africa? Įdomu. And which city in South Africa? We from Durban. Durban. Hey guys, if you guys could stand up for a moment. Yes, please. Where is it? We are from Lithuania. Lithuania. And which city? Vilnius. Vilnius. Yes. Nice city. Yeah, it brings good food to the table as well, because God knows we need it in this country. Okay, I hand it over to you, Tom. Our tour across the canals of Amsterdam. Now on this tour, Thomas, our beautiful skipper here, and we're going to be telling you guys some stories about the history of Amsterdam, about its architecture, maybe also just a little bit about the future of this plan. Now we're going to start off by doing a first round of drinks, and then we're going to start with the stories. Does that sound good? Yeah. Perfect. What do you want to drink? Beer? Beer. Beer Moretti. 10 times. Heineken. Beer Moretti I will drink. There you go. Thank you so much. Yes, I have a couple different. And I have a question.
all the bridges here are quite low in Amsterdam. These all boats, they're producing here in Netherlands, especially for Amsterdam, or worldwide, just you're measuring the height and buying them? Okay, yeah, that's a good question. So we have, in total, we have 65 boats in the company. We have a lot of classic saloon boats. Those were from 100 years ago, and mainly from the north part of the Netherlands. But these ones, the new ones, the open ones, they are produced for us, I think in Poland. But producing especially for Amsterdam because of the height. Yes, yes. So this open boat design is very popular in the Netherlands because not only in Amsterdam but also other cities we have pretty low bridges. So this is a perfect way to go around the city. So we are able to go under almost all bridges. If you have a bit of some of the saloons are a bit higher, they cannot go under this. They has different route, just. Yeah, different Yeah, routes. They perfect. only take the main canal. Perfect. This one can take also the small ones. How did you do with the suitcases? And it's just, and then the bedroom downstairs too. So they are, and it's kind of like very humid. It wasn't cold enough that the canals would freeze over, but we have had colder winters. And if you are inside of one of them, especially in the old cargo ships, it is really, really cold because it's a metal hull and you can put on the heat all you want, but it doesn't really get warm. If you like to stay a little bit warmer, I'd recommend these modern ones. These modern ones. This one is modern. Yes, this one is modern. They are based on a concrete platform and they are not standing in the water, they're actually floating in the water. But here in front of us we got something very cool. It is the Magere Brug in Dutch, or the Skinny Bridge in English. And we don't know the origin behind this bridge anymore, but what we do know is that this is known as the Magic Love Bridge of Amsterdam. And the legend goes that if you kiss someone either on top or below this bridge, then your love is going to last forever. But make sure that you're underneath the bridge. Fantastisch, dat koud eten zo meteen. When the church will be directly in the middle of the two tree lines, we will have the exact same view that Claude Monet had nearly 150 years ago. Ten biški liūdniau, ten laivelė. Šokit čia. This church also started to sink. Šitie And namai, to this matot, problem, we have two netiesus yra. solutions. The one we applied here at the dancing houses, you take Įvažiavom į patį prabangiausią kanalą pasaulyje. Čia patys turtingiausi žmonės turi savo namus. Zuckerberg, Muskas ir taip toliau. Grupės Rolling Stones oficialus adresas kažkur čia tarp šitų namų. Jisai parodė, bet nepastebėjau. U2 ir Rolling Stones. Visa čia eilė namų yra Waldorf Astoria. Va, iškaba vėliava. These straight things you'll find in the city of Amsterdam, and that is a straight canal. This is the only place in Amsterdam where you can see 7 bridges in a row, back to back to back. So if you want to sail around in Amsterdam, you can also do it with a special license that you can only sail on the waters of Amsterdam, like in the city center. And then we have a small boating license for boats like this. And then for like the really big one right there, we have a bigger boating license. Bikes. I used to have 2 bikes, but one of mine got stolen last week. So yeah, having more than 1 bike is very common. How many bikes do you have, Thomas? Too many. I collect vintage racing bikes. So how many do you have now? I think I have 40. Damn. Yeah, I'm not a good example. Yeah. You're the best example. But no, now that we know where all the bikes are from, most of them are in a shed. How do they end up in the canals of Amsterdam then? Well, there are a couple different reasons. The first one is a very logical reason.
It's because of the wind. We are a coastal country, so if you don't lock up your bicycle to either a tree, a bicycle rack, a street light, a bridge, or if you're a real cunt to someone else's bicycle, there's a very good chance that on a stormy day your bike might get blown into the canals. And the second reason why your bike will end up in the canals of Amsterdam is actually because of you guys. Tourists, after they've had a few drinks and a few smokes, and that also lovely combination that we call getting stronken, stoned and drunken at the same time, you guys for some weird reason like to play this game of how far can we throw the bikes into the canals. Well, I am not allowed to say who the current reigning champions are anymore, because we had some Englishmen complain last week. Jie ištraukia apie 15 000 dviračių kiekvienais metais iš Amsterdamo kanalų, nes dėl įvairių priežasčių tie dviračiai tenais atsiranda. Va taip va. Kažką primena. Interesting. Oi, bliam, va šitas nori į Raudonų kvartalų tą vietovę. Baigėsi mūsų kruizas. Biškai pavargom abudu, nes, realiai valanda kalbėjimo, klausimosi. Per daug, galėtų būti ir 5 minutės, bet all good. Ir dabar jo, tai mūsų planas į Raudoną kvartalą varyti ten paspoksot. Pakeliui į Raudonų kvartalų vietovę reikia pasistiprinti baklažanais, Coca-Cola ir načos. O visaiza čiotna yra. Vakarienė. Cool. Jaučiu visi į Raudoną kvartalą varo. Начало Red Light. Прожал. Mergvakaris. Next to the bed or something. It's like, yeah, we'll see if the biggest one. How much is this? Ням. Strong party. Kol mes einam į Raudonų žibintų kvartalą, kad jums neprailgtų laikas be mūsų, siūlau pažiūrėti, kaip ten sekasi Žilvai su Rasa Osle. Taigi, tavo reportažas. Na ką, turim balandžio 30 dieną. Bagažas sukrautas. Ponas Remigijus pavežės mus iki oro uosto. Sažai, tu ten radai Amsterdame Yellow Submarine, o šią vietoj turiu Yellow Submarine. Ką, pradedam savo dieną. Ką tik išėjom iš viešbučio. Jeigu kyla klausimų, kodėl biški apsimuturiavę, tai laukia kažkur 10-11 laipsnių, bet oras geras. Diena bus 18, tai savo šitus šalikus nusimsime. O šiaip ką, einam žiūrėti miesto, einam į centrą, turėsim kažkokių idėjų, kažką nuveikti. Kaip jūs man nusibodo? Kelintai jūs čia šiandien. O visai iš arti. Žilvinas dar seriogai daro reportažas ir... Davė man kamerą. Kaip gražu. O garsą įrašinėjai su tą kamerą. Taip, tai nesikeikit. Tai aš ir nesikeikiu niekada gyvenime. O kaip gražu. Ar visai gražus Norvegas? Žiūrėk, visai arti Rasa dar paglostis toj. Nereikia užsikrėst galima. Žiūrėk, pozuoja, matai atsisuko, ne? Geras. Smagu. Aš filmuoti nenorėjau, bet Rasa sakė, čia Finienko style. Nu tai Seržai tavo kontentas.
Gal parvežti vieną lauktuvių? Tik išsirink kurį greitai. Moteris pilna paslapčių. Čia tuščia. Čia tuščia. O čia imt negaliu, nes vedęs. Mažutis. Kiek ridos? Tai nėra ridos, 29 000 kilų. Bet vis tiek mažutis. Sakau, Stasiu, aš noriu ledų. Jisai sako, nahir tau ledai, paimk dešros. Bet aš noriu ledų. Dešra. Thank you so much. Really appreciate. See you later. Kaip už 2,8, ant 2,8 ir traukia. Neypatingai. Interesting. What he is looking for? What you are looking for? Man reikia į servisą kažką tokio. Something mysterious. O, dar vienas ančiukų spotas. Reikia pažiūrėti. Su mielu noru jau nevaryčiau jokį raudonų kvartalų vietovę, kaip čia sakau aš. Bet va šitas veikėjas nori paspoksot. Sako, gerą zoomą telefonė turi. Nori išbandyti, jau išbandė šitą Venecijai. Ir dabar, sako, bandys čia zoomą. Nu, iPhone'as. Mes tai iPhone'ų nevaldom, tai paprasti žmonės esam. Samsunginiai. Wooden Bugatti. Matot, prasideda kvartalas, negalima filmuoti, negalima fotografuoti ir reikalauja išjungti kameras. Pagaliau baigė mūsų pažintinė kelionė po prostitucijos lobius. Šiandien gana, Stasiui labai patiko, man irgi neblogai. Ir rytoj grįšiu vėl, jau nusipirkom biškį dovanėlių, sekso tematika. O dabar pagaliau laikas varyti viešbutį, įsičekinti, nes iki dabar tenais dar nebuvom, žiauriai nuvargau. Noriu atsigult, bet jūs dar neatsijunkit. Šį beitą įdomaus turbūt nuveiksim. Op, tararai. Čia kas? Пиздец. Ну, регистрирую. Viršutinis aukštas ir pats prabangiausias, prašmatniausias kambarys viešbutyje. 1400. Trumpas rumtūras, nieko čia ypatingo. Toks kambariukas, tvarkingas, nedidukas, bet davė gražiausią ir aukščiausią kambarį. Negražiausią, su gražiausią vaizdu į miestą, bet aišku, aš jums parodysiu rytoj. Tai galima net ant supinių neįti. Va, dar turim šikaną tokią. Kol neužšikom, tai galima rodyti. Ir dar nemokamų gėrimų turim, tai einam po gėrimuką. Po vieną. Baigėsi batareika jau, baigėsi mūsų diena, tuoj dageriam alutį. Rytoj planas visų pirma ryte rumtūras pro langą, kad matytumėt, kur gyvenam.
ir papasakosiu jau rytoj, kodėl mes tą kambarį gavom, ne šiaip savo. Yra biški blato, pasirodo. Ir toliau jo tas Formulės 1 muziejus, supinės ir kai kas daugiau. Tai neatsijunkit, bus įdomiau iki rytojaus.